Labas rytas. Štai ir mes sėdam savo jau autobusą, pasiruošę naujai dienai. Varysim biškį paturistauti su autobusu kaip vietiniai. Good morning, ladies and gentlemen. My intention here is not to make you uncomfortable or interrupt you. What I try and do on this buses every single day is to try and create at least a little bit of consciousness in people. Guys, each one of these products is only 2,000 pesos or 3, 4, 5,000. If you wish to support us to continue with this beautiful mission, which is save lives, as one day they also rescue me from the streets and save mine, I would really appreciate it, guys. I'd like to thank you in advance for your blessing and my wishes for it to multiply by millions. Hola. Peanuts. Peanuts? Yeah. Oh, caramelized or mixed? These are mixed, which are salty and sweet. And this is just Not sweet. sweet. Well, this one is sweet. This one is sweet. Ah, no, we don't want sweet. Okay, thank you. Alright, guys, thank you for your support. Gracias. No, hermano, ¿será que viene alguien cerca detrás? Check it out here. What's your wisdom? Pagaliau atvažiavom į savo vietelę, kur norėjom. Antai už nugarikis matos tos La Piedra, whatever. Toksai gražuolis, šitai lipsim į tą viršų čia. 760 laiptų į viršų palipti. Tai problema yra uždarytas ir priėjimas. Reikia dabar aplinkui vis kelią. Nieko, tokį laiką turim. Gamtelę tokį gražiškis. Ežeriukai apačioj. Čia tas antai, kur važiuoja su ta pirda priekį. Privažiavo, sako, uždaryt cirkelis, reikia imti helikopterą. Eik, tu šiek sakau, neturiu pinigų už helikopterą. Ir nuvažiavo iš karšalį. Helikopterį, blei. Skraidyt atvažiavo su helikopteriu Kolumbijai, pasirodo apseis. Taip, sukrapšiau 4 eurus, čia atvažiuoja dar helikopteriams. Čia toks yra perėjimėlis atsargiai. Vandenį nubėgti nuo kalno, surenk iškart. Gerai, einam ieškoti. Čia vietinis mums sakė, kad uždaryta yra, bet mes netikėjom. Reiškia, nemelau. Sakė, reikia tik kažkok per degalinis, kaip Bulkars yra. Ar kas ten toks. Varysim per tą pusę. Bus matyti kaip ten. Einam dabar ieškoti kaip Bulkario. Ar funikulieriaus, aš nežinau, kažkoks tenai bus. Na, jau pusę kalno pasiekėm. Lemba, iš tos pusės sunkiau lipti ir kur mašinom yra padarys privažiavimas. Šito gal buvo žymiai lengviau, kur buvo pėstiesiam skirt. Ai, blemba, nežinau. Nu, matau. Čia dar mes gali važiuoti ir su tuktuku šitai tokiu. Tave gal nuvežti, bet nežinau. Mes dar nesam. Pakol esam pajėgus įlipti, tai lipsim. Dar užlipus tą kalną dar 700 laiptų plus. Tai bus visko. Bet kuo aukščiau lipi, tuo gražesnis miestelį.
Plius čia, kažkur va toj vietoj, tarp tų ežeriukų, yra buvusi Eskobaro vila. Turiu užsibukinęs nuvažiuoti, bet nežinau kur, kaip ir su kaip susitikti. Ir jinai visiškai apleista čia. Jis čia buvo pasistatęs vienas savo vilų ir gyveno kažkur čia. Tai dar galim nuvažiuoti pažiūrėti. Bet mes įsitikinę 100%, viskas užlipom. Eik, ten ačiū. Gerai, kai yra biškio pavėsis. Jeigu čia saulės kaitintų, tai šakis būtų. Nu gerai, atrodo, čia eiktų savo. Įspūdingas kalnas. Įspūdingas. Pagal mašinos stovėjimo vietas. Užimtumas, tai neatrodo, kad būtų daug žmonių labai. Tai mums tik tai plius. Vau. Gražu. Pažiūrėkite ir jūs. Kai gražumą. Įspūdinga. Gerai, einam pirkti bilietus. Čia dar turi susimokėti, jeigu nori žipti slėptis. Geras bajeriukas čia yra, geras. Vienas iš pasaulio stebuklų man čia. Na, gal, top 15, 10. Graži vieta, tikrai. Nestandartinė, nematyta. Lapiedra vadinasi. Lapiedra. Lapių įedra. Na. Gracias. Nu va. Viskas. Čia yra sunumeruoti žingsniai. 50. Eik, čia easy yra. Čia pirmas levelis. 7,5 tai nėra kas reiktų užlipti. Gali pasakyti. O 700 pėm? Jie tik tai jis beliko 700. Geras kalnas, geras. Atrakcija irgi padaryti milijonus. Gerai, lipom. Lipom iki 100. Bat, 100 turim. Viskas 200 yra. Biškai kilam. Nu kaip jautiesi 200 palipus? Ką? Mes gėdijas, žinai. Gėdijas. Nu va, 200 žingsnių. Ne žingsnių, laiptų. Upa, 300. Ten tai yra parein. Štai ir 400 žingsnių, jeigu netikėtai. Nu ir kaip? Vaizdas vis gerėja. Viskas. 500. Non-stop. Nuvarau nuo 4 iki 500. Jaučias biškai iš kalbos. Varom 6. Nežinau, apatempsim. Apatempsim 6. Visas tai yra. Jėzus Marija. Varom. Nepasiduosim. Viskas. 600. Jūs pažiūrėkit, kas čia vyksta. Negalim juokauti, viskas. Stoju. O Jėzau. Tikriausiai užlipom 650 žingsnių. Ne žingsnių, čia yra laiptų. 6 pėm.
PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM7, PM8, PM9, PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM7, PM8, PM9. O, šitai parašyta. Paskaičiuoju. 675 laiptai. Viskas. Pasiekėm viršų. Normaliai. Kaip šitas atrodo. Iš viršaus. Spūdinga. Jei neklystu, 233 metrai aukštis šito kalno. Viskas užlipom ant pačio aukščiausio taško. Pedro. Tikriausiai. Grožis tai neišpasakytas, žiauriai fainai, ne? Žiauriai, kaip iš paveiksliuko. Kaip iš paveikslių? Nuotrauka. Neįmanoma perteikti. Manoma, čia turite atvažiuoti pasižiūrėti. Kas šitie yra? Kolumbija. Kur? Nu, jau nukrito 3 lašai. 3 lašai nukrito. Lietaus sezonas, kaip vis dėlto. Karšta, nu geras oras, iš tikrųjų pats tas, jeigu būtų biškį karščiau dar, tai būtų negerai. O tokie tais, čia dalykėliai, žiauriai gražu. Sakyčiau, čia gal irgi, koks pasaulis stebuklas. Galėtų būti, gal bus kada nors. Antai, jeigu viešbučiais neustatys, kažkokį jau stato didžiausią. Bet šiaip yra nepaliesta dar žmogaus tikrai. Labai enormus ribos, galim sakyti. Taip, kad tikėkimės taip ir išliks. Nevažiuokit čia, negalim. Žiauriai pavojingi šalis. Negalima įvažiuoti čia pasiūlyti. Nužudys, pagrobs, narkotikai, siekti savo. Čia mes drebam patys. No. Nevažiuokit. Kuo mažiau turistų, to čia bus geriau viskas. O, pasiėmėm atsigerti gerimukų. Žiauriai skanus. Gimtadienį. Sakė, norit cervezas? Bet jaučiu, dar solom tokį patį. Su limonadu. Aš taip galvoju, kad su limonadu. Oi. 3 eurai. Bet žiauriai skanus. Rekomenduoju visiems atsigerti. Tai visi ilsis atsisėdė, mes irgi. Netiek užlipus. Lipsime į apačią toj. Blamba, einam. Žiūrim, bambuk. Bambukai auga pakeliai. Eik, tu mašas kaip kojas dreba. Bambukynus. Geras. Nereik nevažiuoti. Tokią tvorą pasistatyti prie namų. Na. Masakykės paleido. Vlogus. Super. Okay. Važiuojam. Važiavome miestelį. Biškai atsigeriam cervezitas. Reikėjo. Dabar eisim biškai pasivaikščiosim, pažiūrėsim, kokie čia per grožį. Nu, gražus gatvės, spalvotas. Čia taip pat tas sakė su tuktukerio vairuotojais, kad čia jų mentas yra tipo jų regiono
tapyba. Nu, tipo stilius. Visur kaip yra padaryta. Skaniai kvepia. O aš sakau, bunkeriai. Bulkučias varo. Artėjame prie mažosios bažnytėlės miestelio Guatapės pasižvalgyti. Baseinėlė šitais yra. Pasiplaukit gali, jau gali eiti mesti centą Laimę, jeigu nori. Jeigu mesti centą. Laimės būtų. Nėra, nieks nemet. Nu, nėra. Pradėsiu šiukšlint dar su jums. Negalima. Šiaip čia žiauriai faina vieta. Ane? Čia gustas, čia gusta. Spalvos visas. Kas? Labai spalvota, nu. Visą ryškų. Nu, ryškų, gražų, Nereikia spalvingų. net nuotraukos ryškinti. Nebereikia redaguoti, filtrų uždėti ant nuotraukų. Viskas taip spalvos. Na. Ten tokie namukai čia mieste. Čia tipo jų yra, nieko čia yra iš senovės, tipo likę. Gražintis, puoštis. O, kokie drugelėštis, kaip suskraido didelis, tai nesimatys. Nežinau, pagavau. Kokie medžiai, Jėzu. Tas sustančiaus grožis. Ką neįsiūlė? Kafeterijas, kokias... Visai kavos gal norėčiau. Paimam kavos. Kavos? Būt gal skaniai čia atsigerti. Ant laiptą. Ant laiptą? Nu, čia Dos Expressus eik paim. Dos Coffees. Jau mes esam į to, kaip čia pasakyti, aukštesnio lygio ispaną kalbą. Angliškai nieks nešneka, tai mes turim išmokti ispaniškai. Ir mokinamės, o ką, mes nieko negalim čia per daug ginčytis ir nieko blogų nėra, ir mokinės, o ką. Ne vieną kalbą dar neuždėjo naštos ant pečių, kurie mokė ekstra. Einu padėsiu, ką mano madam nelabai mokė, tik itališkai teko vadinti. Ar nereik vertėjas? Sakė, ar amerikano nori, ar espresso? Espresso. Espresso, bet dar kažką klausia, tai nesupratau. Vienu žodžiu. Vienu žodžiu, sušnekėjau. Espresso, nu šitai va, yra Irish gali paimti. Irish yra su biškiu viskare. Ne. Žiauriai gražus miesteliuks, nieko negali pasakyti. 6,000. Už 2 ekspresą. Taip. Su... Naušaga. 6,000 už 2 ekspresą. 5,000 ir 1 euras. 1 euras ir keli centai. 2 ekspresų. Miesto centre. Jūs galite pagalvoti. Tokios kainos būna. O būna pasirodo. Važiuokite į Kolumbiją ir pamatysit. O aš einu ieškoti pavėsiaus, atsisėsit. Nes ant saulės yra karšta. O. Šiaip jeigu ką, mes esam lietaus sezono įkarštį atvažiavę čia. Kaip matot, be skėčių niekur negalim išeiti, tiesiog pila visą dieną. Taip kad jeigu nebijokit lietaus sezono,
Lietaus sezonas niekada nereiškia, kad tau lys ištisai vis dieną. Šiandien net nė lašo nebuvo lietaus nukrito. Gal dar nukris, o esam 2000 kilometrų aukštį. 2000 metrų aukštį virš jūros lygį. Tai logiškai mąstančių turėtų lyti žymiai daugiau negu apačioj. Bet kaip matot, nelyja. Gerai, laukiam ekspreso. Šiaip Kolumbija gamina kavą, žiauriai kokybiškai. Kalnuose. Visa kava yra rūšiuojama pagal kokiam aukštį yra surinkta. Labai kaina priklauso kavos. Kokiam aukštį. Nežinau, ar aukščiau ar žemiau yra geresnė. Gerai, nieks nebus čia be manęs. Tą sausainiuką dar. O, gracias. Muchas gracias. Pasiimk kavą. Ne, man davė sausainį dar už eurą. 2 kavos, 2 sausainiai euras. Ne, švaresnė savuka. Ne. Pats švariausias visą miestą, kokį radau. Nes visi. 6,1. Pasirodo 6, kainavo 1. Eurus už puodelį. Žiauriai brangiai. Nepirkti. Negesdavau kavos. Brangiai. Į džiugą nueik sumokės 5. Į džiugą. Džiugus, žinai, koks sūris yra prabangus. Sūriai reikia išlaikyti. Aš neprašau vaiką sūrio. Noriu atsigerti kavos. Čia pagal skambį. Gerai. Kolumbiana. Nereklamuokim čia džiugos sūrį. Kolumbiana.